Nu tai ką, sveikos grupiokės, štai ir mes su Katažina, kaip susitarėm, rengėme makiažo pamokėlę. Tai aš nusprendžiau pabūti modeliu, paskaityti jūsų klausimus ir kartu pažiūrėsime ant mano veido, kaip ten viskas darosi. Tai va taip aš dabar atrodau. Atrodai labai gražiai. Taip, taigi mano vardas Katažina. Filmuojam dienos apšvietime. Nėra čia jokių lempų ir irgi siūlau jums, kai darotės tą dieninį makiažą, kad irgi apšvietimas būtų natūralus dienos apšvietimas. Pirmiausiai pradedam tada nuo jūsų klausimų. Makiažo pamokėlę darysim dalimis, tai pirmiausia kalbėsime apie veido padengimą. Kaip apie tai ir yra. Iki šiol nenaudojau jokios pudros, bet nes nežinau, kaip pasirinkti tinkamą. Kaip surasti priemonę, kuri suteiktų veidui švytėjimo. Kaip naudoti BB kremą. Ar galima naudoti brandžiai odai sausą ir birę pudrą? Ką daryti, kad nuo kreminės pudros ant veido lieka miltų efektas? Kaip naudoti maskavimo priemonės? Dar buvo papildomas klausimas, kaip paslėpti pigmentinės dėmes. Kaip paslėpti nusvirusius vadinamosios buldogo skruostus, čia gal papasakos Katažina. Mano dar yra problema ir raustanti oda. Jis sako, kad tai nieko blogo, bet iš tikrųjų man nepatinka būti visai įraudusiai, nes tiesiog. Tai daug ką ant manęs bus galima pademonstruoti iš to, ką jūs klausite, dėl to, kad aš turiu mano galvą tuos patamsėjusius paakius. Ir aš turiu tokią problemą, kad kai mane padažo normaliai su kreminė pudra, aš atrodau kažkokia pilka, tokia, nežinau, negyva, kaip ištraukta iš kažkokio sarkofago. Bet jeigu aš kreminę pudrą neužsitepu, tai man prasimuša tas raudonis. Tai žiūrėk, dabar papasakosiu, ką aš darau. Aš imu maskuoklio, tepu tas vietas, kurios mano yra tamsios, čia. Tada su šepetėliu išsklaidau ir ant viršaus jau aš nebetepu jokios kreminės pudros, o imu tokią uogą mineralinę pudrą ir su šepetėliu pasidengiu. Ir tada man lieka truputį tos natūralios spalvos, mažiau tų patamsėjimų, bet aš nežinau, ar aš teisingai darau. Iš esmės viskas čia labai gerai yra. Čia irgi yra vienas iš būdų. Ir aš nesu už tai, kad kiekvieną dieną apkrauti visą veidą, ten kreminę pudrą, ten jau įtapšnoti dar kokiam kempinėm ir visa kita, kad galima apsieiti ir tik tai su tuo maskuokliu, arba ten konsileriu galim pavadinti ir prasieiti tik tuos esminius taškus ir po to užbaigti su mineralinė pudra, viskas yra gerai. Bet aš esu už tai, kad padengti visą veidą. Bet tą visą veidą mes neprivalom dengti kažkaip storai, ten su kažkokiais sunkiais produktais. Iš viso reikia žinoti tai, kad ko vyresnė moteris, tuo plonesni turi būti sluoksniai viskame. Net lūpdažys, ten skystas tonas, jeigu ten maskuokliai visokie, kuo ploniau. Kad kuo natūraliau tai atrodo. SPF turi tokį dalyką, kad jis šiaip, kai mes išeinam į lauką, jis biškelį lyg tai atspindi šviesą, saulę ir jau oda atrodo gražiau, jeigu pastebėjote. Bet to geras dalykas yra SPF kartu su spalva. Su minimalia spalva. Čia galėtų būti irgi išeitis, labai daug kas dabar turi. Žinau, kad jau. Dabar. Supratau. Tai kas liečia to viso tokio paruošimo odos. Tada klausimas buvo dėl spalvos ir mes parduotuvėje ateinam ir kaip ten mums pasirinkti tą atspalvį. Tai čia yra tokia vieta, kur susiduria veidas ir kaklas, žandikaulio vieta ir tiesiog piešiam tokį dryžiuką ir žiūrim. Jeigu jis labai labai matomas, yra toks geltonas, tai reiškia netinka. Jeigu jis yra per baltas, tai reiškia irgi netinka. Tai turi būti arčiausiai odos ir būtų gerai, kad jisai susidraugautų su kaklo spalva ir su veido oda. Suprantat? Bet žiūrėk, vis tiek idealiai dažnai netitaikai, ar ne, nieks tau to neduoda parduotuvėje bandyti. Ar geriau, kad būtų šiek tiek šviesiau, negu kad natūrali oda, ar šiek tiek tamsiau? Dabar ar veidą daryti šviesesnį, toks dalykas yra. Niekada šviesesnis veidas, nėra taip, kad jis jaunina, suprantat? Kažkada buvo toks mitas, kad jeigu jau šviesiau padažo veidą, tai jau atjaunė. Kaip tik atvirkščiai gaunasi dažnai. Todėl, kad su amžium, mes vis tiek darom tokį makiažą brandžiai moteriai, pavadinkime, ir tokį jauninantį. Tai mes akcentuosim visą laiką, kad jauniau.
Tai vad balta oda, nu, jeigu mes įmam per nelik šviesų kažkokį toną, jinai ir lieka tokia be gyvybės, kaip pasakėjai. Visus irgi sendina, bet mes dabar kalbam apie tokį proto ribosą. Bet geriau pasirinkti tokį šiek tiek šiltesnį, negu tokį kažkokį labai tokį šaltą pilką. Tai aš parinkau tau tokį pakankamai lengvą toniuką. Ir čia yra tonas skystas, kuris yra šiek tiek su šviesą atspindinčiom dalelėm, kas yra labai gerai, nes tai suniveliuoja šiek tiek raukšlėles ir netgi pigmentacija šiek tiek irgi išlygina odos. Reiškia visą tą toną. Gerai. Tai čia iškart ir paakius užmaskavai su to pačiu, ar ne? Aš šiek tiek praseinu ir per paakius. Čia atskirai jiems dėmesio neskirsime. Ir vokui irgi biškelį čia duodu. Toniuko. Kaip ir nereikia, aš taip žiūriu, papildomai paakius. Nes su paakiais man būna taip, kad, bando užmaskuotas paakius daug kur visažistės ir tada vietoj tamsių paakių gaunasi maišeliai kokim. Nes labai daug prideda ir aš net nežinau, kas geriau, tamsus paakiai ir maišeliai, man gal tamsus geriau jau. Nes šai. Va tą toną nuvedam šiek tiek į kaklą, kad jau čia tikrai mums susidraugautų viskas ir po to aš pažiūrėsiu dekoltę, nes, turim dekoltę šiandien, tai jam irgi reikės po to dėmesio skirti, bet dabar jau negaišim laiko, nes, klausimas buvo pigmentinės dėmes. Tai su pigmentiniam dėmėm yra sudėtingiau darbo. Čia jau darbas yra su korektoriais, spalviniais ir tada tonavimas yra toksai, stipresnis. Dabar aš siūlau, jeigu neturit ant veido kažkokių ypatingų daug, visokių ten, nežinau, spogelių defektų ir taip, tai kuo mažiau naudoti to skysto ir turi būti plonas sluoksnis. Kuo ploniau, tuo natūraliau ir jauniau atrodysi. Tikrai. Bet jeigu, pavyzdžiui, esat raudono veido, tikrai raudono veido, tikrai rozocėja ir taip toliau, šitas dalykas negalioja, mes maskuojam stipriau, bet čia jau atskira tema. Apie pudrą toliau, ane? Tai kai padengiam tą veidą, tai ar visada mes naudojam sausą pudrą? Tai brandžiai moteriai, ne visada mes, nėra taip, kad visada mes privalom naudoti tą sausą pudrą. Jeigu jūs jaučiatės gerai, jeigu tonas, normaliai jums įsėdė ant odos ir gerai išsilaiko, ten jūs tiesiog patestavot, nebūtina, ne? Bet yra tokios vietos, kur negražu, kada blizga. Tai yra visa T-zona, tai sakykime, va čia kakta, bet pas mane jau ir taip jinai blizga, nors ir papudruota, bet tai tik iškili mano, pavyzdžiui, vietos po nosim, smakras, tai yra tokios vietos, kur tikrai reikia papudruoti ir aš tai darysiu. Tai makiažas ilgalaikiškesnis išlieka. Pavyzdžiui, čia aš turiu tokią pudrą, kur naudočiau visai tau, tai jinai nėra tai, kad balta, jinai yra iš esmės ant odos permatoma ir turi šiek tiek tokių šviesą atspindinčių dalelių. Ir jinai, tiesiog ta šlapia tekstūra gražiai kaip ir užtvirtins ant veido, ane? Dabar, kai pasakai, kad tavo veidas pasidarė toks baltas, beformis ir visa kita, tai brandžios moters makiaže aš tikrai visada naudoju tokį dalyką, kuris biškelį pakoreguoja bruožus ir įdeda šiek tiek tokio, kaip ir saulės minimalaus įdegio veide, tai visada jaunina. Tai tam dalykui aš visada siūlau naudoti bronzantus. Būda modeliuojančios priemonės, tokios tamsesnės pudros, kurios yra matinės, o bronzantai turi švytėjimo šiek tiek. Ir kai yra to švytėjimo, tai visada atrodo oda tokia gyvesnė ir tokia, lyg tai pabūtumėt kokioje Malagoje 2 dienas, ane? Ir tuo pačiu mes grąžinsim šiek tiek reljefą veide. Tai tas bronzantas, jis neturi būti pernelik pilkas, jis ir negali būti, nes saulė taip mus veikia, ne? Pašildo visgi. Tai mes tepam tą bronzantą ant iškiliausių vietų, tai yra skruostikauliai, šiek tiek ant kaktos ir ant nosytės irgi, nes čia saulė mus pagauna, ir šiek tiek ant smakro. Ir šiaip su bronzantu arba su modeliantu mes galim koreguoti veidą. Sakykime, Tai čia va tepti. Jo, jeigu ten labai platus veidas, tai aišku, mes galim šonus užtamsinti, atrodys vizualiai siauresnis. Jeigu turim pagurklį, tai galim patamsinti ir tas pagurklis bus vizualiai mažesnis. Ne kaktą, jeigu irgi čia patamsinam plaukų augimo zoną, tai irgi atrodys šiek tiek mažesnis. Pavyzdžiui, aš stebu visada, nes turiu aukštą kaktą.
Jo, ir dabar grįžtant prie tų buldogų, dabar ką aš užkabinu ir prisimenu, tą sakau gerai. Gerai. Tai ką turėjo moteris buldogo žandais, nu tai tiesiog ta veido mūsų konstrukcija biškelį su amžium pakrenta, nu jau taip yra, gravitacija taip veikia. Ir va šitos vat vietos, nu tikriausiai pas tave jų nebuvo kažkada, ne? Tai šitą moteris vadina buldogo žandais, man tai labai negražu. Ne, nu paskui ką yra labai nusileidę, mano tai minimaliai. Tavo ne, jo. Bet kur yra tie buldogo žandai, kad žinotų, tai čia yra va šitos, čia tokie kaip maišeliai nusileidžia mums, ne? Tai irgi ką darom, patamsinam ir vizualiai tikrai jie sumažėja. Va dabar keli atsigavai. Taip. Ir tepam irgi ant nosies, nes nepamirštam nosytės, nepaliekam baltos. Smilkiniai. Tokiu būdu. Aišku, tai galima daryti su kreminiais, ten korektoriais, bet aš dabar neišsiplėsiu, nes nu tikrai nepabaigsiu šiandien šitą visą. O skaistalai, juos irgi galima tepti, o būna tokie švelnus, kažkokie tokie persikiniai, rožiniai, ant skruostų, gal gyvybės tokio suteikia. Žinokit, skaistalai tai iš viso produktas numeris 1, kuris reikalingas prie tokio jauninančio brandžios, ten ar ne brandžio, iš viso makiažo. Man skaistalai yra labai svarbu, aš su skaistalu maniakė. Ir aš galvoju, kad kuo vyresnė moteris, tuo skaistalai turi būti ryškesni. Bet aš dabar nekalbu apie tas moteris, kurios turi rozacėją ten ir taip toliau, nu čia jau kitą istoriją neišsiplėsim. Bet jeigu čia kalbam apie tave, nu norisi spalvos. Jau tas bronzeris šiek tiek grąžino jau tokį atspalvį. Ne? Ir aš galvoju, kad kuo vyresnė moteris, to ryškesni turi būti skaistalai. Tokiais rožiniais skruostukais. Jo, tai mažiau gal, aišku, ir šitą labai geras spalva, bet mes einam į uogų atspalvį. Nuo uogų arba kitaip tariant kraujo. Nes šiaip, kai mus išmuša tas raudonis, kurio tu nemėgsti, ir aš irgi šiaip jau nemėgstu, bet vis tiek veide atsiranda kažkokia spalva. Taip, gyvybė. Gyvybė. Aš visada tai vadinu vitamino C dozę. Tai skaistalai yra būtini. Tai dabar, jeigu labai kažkokia labai sausa oda ten būtų pas moterį, net aš siūlyčiau netgi kreminius arba netgi lūpdažį. Atsimint, kaip mūsų babytės darydavo. Patrindavo. Padažo lūpas ir tada tuk ir važiuojam. Ir dar va čia, ant voko, ir dar ant nosies, ir ant smakro, mano anyta, taip daro jie 80. Ir tai tikrai labai pagyvina. Mes kaip ir grąžinam kraują. Kraują grąžinam, ne? Iš pradžių viską paslėpiam. O tada bandom vėl sugrąžinti atgal. Atkurti tada viską bandom. Skaistalai irgi gali būti ir aš būčiau už tai, kad jie būtų su šviesą atspindinčiom dalelėm. Tai nereiškia, kad tokie perlamutriniai kažkokie padaro tokį riebų veidą, bet saikingai, satininiai labiau. Ir kur dabar juos dedam? Dedam irgi ant pačių skruostikaulių. Ir vedam link į smilkinių zoną. Tai reiškia šitoj vietoj. Iš esmės, ten, kur buvo bronzantas, ten atsitinka ir mūsų atsiranda skaistalas. Kokia skaisti. Labai, ne? Tai kol nėra makiažo ten akių ir visa kita, visada atrodo pernelyg ryšku, bet... Tų skaistalų, kas lieka ant šepetėlio, aš uždedu šiek tiek ant kaktos, šiek tiek ant nosies. Ir netgi po to aš įvesiu šiek tiek į vokų zoną. Ar ką nors darysi su veidu? Mes čia grįžtam prie akių. Gerai. Grįžtam prie akių ir prie veido mes... Taip, tai prie akių mes jau Ar darėm kažką tai dėl tų patamsėjusių paakių? Dėl patamsėjusių paakių tuoj pakalbėsim. Reiškia... Tai dabar jeigu apie akis, tada viską pašnekam apie akis. Akis, tai patamsėję paakiai, dar sakė parodys, kad aš žinau ką daryti. Tada nusvirė akių vokių kampučiai, ne viena parašė tokį klausimą. Sustokim prie paakių. Ir žiūrėk, aš dabar sudėsiu, paskui... Nepamiršiu, žinok. Ir tada, ir aš esu irgi šiuo požiūriu dėkingas modelis, nes mano vokai yra užkritę ant akių ir man didžiausia problema būna, kaip juos pakelti ir netrodyti tokiai pavargusiai ir pasenusiai. Tai užkritę vokai. Tamsesni paakiai, paakių maskuoklis, ką daryti, kad ir raukšlėlės nesubėgtų, kad maišelis nesusiformuotų po akim. O paskui jau bus klausimai, kaip dažyti gilias akis, tai man turbūt nėra gilios ar ne, tai čia gal tik papasakosi. Antakius irgi traukiam į tą patį.
Kol kas paliekam. Kol kas paliekam, tai tada Tai dabar apie akis, va, pakei. tiek Žiūrėkit, pasakiau. aš dabar žiūriu į tave ir aš negaliu pasakyti, kad tu turi labai tamsus paakius. Nu, nes tikrai aš žinau, ką reiškia labai tamsus paakiai. Nu tai va. Nu, tai jie būna ant tiek tamsus, kad tu tikrai, nu, tikrai yra ką veikti. Tai tavo paakiai, aš negaliu pasakyti, kad jie labai kažkokie tai tamsus yra. Bet vis tiek pas mus, pas visas, nu, yra va tos vidinio akies kampučiai, va čia tokios venos ir šiek tiek to patamsėjimo yra. Bet jeigu mes kalbame apie tokį minimalų, kažkokį melsvą, kažkokį čia tokį atspalviuką, kokį ten ar kažkokį, nu tai aš, tai kartais netgi dažnai man užtenka ir skysto tono, to pačio, kur tepiau ant veido, kaip ir tau. Aš, pavyzdžiui, negaliu pasakyti, kad tavo paakiai labai yra ten, va dabar tamsus, bet aišku, mes tai palikti jų negalime, mes nieko čia iš esmės. Aš su skysta pudra va čia biškelį padengiau, nu, bet čia vidinio to kampo tikrai neliečiau, tai reikia šitą biškelį neutralizuoti. Dabar, ką aš užvadinu labai tamsiais paakiais, nu, tai būna tie tokie rudai pilki, nu, tai ten tikrai yra ką veikti, ten jau reikia ir korektorių spalvinį dėti, ir tada šviesinti tą paakį, nu, tikrai yra daug reikalų. Pas tave mes turim neutralizuoti tiesiog tą vat, tokią fioletiškai melsvą tokią vat, spalvą čia prie vidinio kampučio, iš esmės, vat ir viskas. Dabar tas paakių maskuoklis. Nes aš galvoju, kai pridedi, tu sakai korektorių, maskuoklių, o odytė plonytė paakiuosi. Ir tada pasidaro raukšlės turbūt, ar ne? Bet tai ką daryti? Tai va dėl to, jeigu, sakykime, jeigu čia yra tas variantas kaip tavo, oda yra plona, nu, yra tų raukšlelių ir labai daug maskavimo spalviško nereikia. Tai aš, nu, yra tokie maskuokliai labai lengvučiai, nu, pavyzdžiui, San Loranas turi, auksinį, aš galėsiu po to įmesti į čatą, kuris va tokiem paakiam labai tinka. Jis turi šviesą atspindinčių dalelių, jis kažkiek minimaliai pamaskuoja, bet jis neapkrauna to paakio. Nes jeigu dabar čia prikrauti sunkių kažkokių ten gelinių, ten maskuoklių, nu, tai aišku, ir pasunkės oda, ir tos raukšės, nu, aišku, moteris tada nelaiminga, ane? Tai va, tai užtektų tokio minimalaus ir labai lengvučio. Tai, nu, irgi tų maskuoklių visokių ten būna. Labai svarbu nepasirinkti pernelyg tokio tiršto gelinio, nors aišku, tokį uždedi ir jis sėdi visą dieną ir viskas yra labai gerai ir jų galima ir nepudruoti ir taip toliau, nu, bet vis tiek jie apkrauna tą paakį. Tai aš siūlyčiau lengvesnį, siūlyčiau neišsirinkti maskuoklį kokį nors pernelyg šviesų, nes mes užaugom ant žurnalų, literatūros, kur kalbėta buvo, ten paakių maskuoklis turi būti 1-2 tonai šviesesnis už odą. Jo, tai viskas yra gerai, jis gali būti šviesesnis, jeigu mes neturim kažkokių labai ryškių spalvų paakiuose, bet jeigu yra ryškus kažkokie tokie rudai, žalsvi paakiai, nu, tai tas maskuoklis padarys dar didesnę bėdą, tie paakiai liks tokie pat intensyvūs, tik pilki. Tai mūsų paakių maskuokliai, jeigu mes norim šiek tiek neutralizuoti melsvumą, fioletiškumą kažkokį, tai būtų gerai, kad jie būtų tokie persikiniai. Nu, vat, kaip pavyzdys, vat yra šviesesnis maskuoklis ir vat yra toksai persikinis tamsesnis. Iš esmės, kuo tamsesnis paakys, tuo tamsesnis bus paakių maskuoklis. Tokį maskuokliuką ir kurį dėsiu į vidinį akies kamputį. Galiu su šepetėliu, bet aišku, mes tai galim daryti ir su pirštu. Paskirstom, irgi labai gerai, bet aš kažkaip mėgstu vis tiek dirbti su įrankiais. O į mane pažiūrėjai? O dabar atsimak. Gali žiūrėti, jeigu gali. Ir su pirščiuku galima taip palyginti, kaip ir jį įvesti į odą, kitaip tariant. Aš visgi visada va šitą va išorinę akies kampą irgi šiek tiek pašviesinu. Jo, aš irgi, nes čia toks vis laik patamsėjimas ir kažkokios raukšlelės. Nes, nu, yra taškai veide, kurios visada yra gerai pašviesinti, darant liftinginį makiažą, o brandžios moters makiažas yra visada liftinginis, taip vadinasi. Tai yra tie taškiukai čia, susitvarkom su spalva, išorinės akies kamputis šiek tiek pašviesinam, po antakių vietą arba netgi antakio, ane? Nosies sparnelio, va čia vat, vieta įdubimas, lūpų kamputis. Ir čia yra, kai mes pašviesinam šitas visus taškelius, tai veidas liktai vizualiai liktai pakyla šiek tiek. Nu, dėl to čia ir vadinasi lifting makiažas, liftinginis, ane? Super lengva pudra su šviesą atspindinčiom dalelėm, kuri tikrai neapsunkina ir neužsausina, tai va aš galiu ją panaudoti, nes to makiažo šiandien dar reikės, ane?
Dabar, jeigu turim tokią istoriją, kad problema paakių yra ne spalva, Aha. o faktūra, sakykime, yra maišiukai. Maišiukai. Jeigu turim maišiukus, būna tiesiog išvaržos jau, ne, paakiuose, tai aš siūlau nenaudoti šviesą atspindinčių visokių priemonių su spindinčiom tom, šviesą atspindinčiom dalelėm, todėl kad jos tą maišiuką dar padaro didesnį vizualiai. Tai čia jau tada matinės tekstūros ir tiesiog be jokių ten blizgalų. Ir būna kartais taip, kad turim maišiuką, o po maišiukų įdubimą. Ir pavyzdžiui, spalvos, taip jokios nėra, jisai nėra nei melsvas, nei kažkoks ten, bet tiesiog bėda yra faktūra. Taip. Tai mes išviesinam tik tai tą įdubimą. Nu, tai va tas makiažas brandžios moters arba liftinginis irgi dar yra apie tai, kad visus tos įgilinimus, tos įdubas mes išviesinam. Būna išorinės lūpų kampučiuose, sakykime, visur įdubimai šiek tiek galim pašviesinti. Ir plus šviesą atspindinčios dalelės, ne? Bet jeigu turim, pavyzdžiui, pilno veido moterį, jinai yra pilno veido, pavyzdžiui, jinai riebios odos yra ir sakyti, tai tada mes eliminuojam visus tos blizgančius tos produktus su blizgučiu. Todėl, kad tada tie visi apvalumai dar apvalesni atrodo. Nu, tai, taip, tada jau matiškai renkamės matinius ir skaistalus matinius, ir ne bronzantą, o modeliantą. Bet antakiai, gerai? Gerai, tai apie antakius buvo vienas klausimas, kaip juos šešėliuoti, kaip susitvarkyti. Tai aš apie savo antakius ką galiu pasakyti, kad aš pasidariau, žinok, laminavimą. Matau. Matai? Aš taip pat nelabai jį matau, dėl to, kad man atrodo, kad jie kažkokie, kokie buvo šviesus, tokie liko. Bet laminavimas netamsina. Padarė laminavimą, truputį padažė, bet man asmeniškai, viršuje norisi tokie kaip iškarpimai, žinai. Atrodo, kad ir nelygi viršutinė antakių juosta. Ir aš pavyzdžiui, su šešėliais antakių truputį ją palyginu, kad ji būtų lygesnė, nežinau, ar čia teisingai. Tai dabar tas laminavimas, tai ką jis padaro? Jisgi tau nepadaro formos gražios, taigi čia nėra dažymas cheminis. Tai čia ir dažymas padaro. Jis jau nuėjo, bet dabar liko plaukučiai. Nu tai aišku, plaukus, kai mes sušukuojam viršum, tai jie taip ir stovi kaip paslaišiukus. Kaip jis tau nuėjo prieš 2 dienas darė, taip ir šviesiai padarė. Ne? Man taip gražu yra, man natūralūs tavo antakiai ir man yra labai gražu. Tikrai. Nes, kadangi aš tave pažįstu, tai aš žinau, kad tavo antakiai iš viso turi tendenciją eiti žemyn. Toksai stogelis. Ir tada veide toksai atrodo rūpestėlis. O tu tikrai neturi. Ir dar, žinai, tie vokai nusvirė, tai iš vis tokia atrodo. Nes, antakiai, šiaip mes turim visada palaikyti tas linijas, stengtis, kad jos eitų į viršų. Tada ir visas veidas bus toks, lyg tai patemptas, po patempimo kokią nors. Tai labai gerai, kad pasidaryti laminavimą, todėl kad tavo antakiai pakeitė formą. Dabar jie nėra tokie kaip stogelis, nežinau, gal čia paslapti tavo kokią nors. Gerai, viskas, tai atėjau čia. Dabar jie turi formą tokią labiau kaip mano. Toks, kaip aš vadinu, suinteresuotas antakis. Suinteresuotas. Dabar, kas liečia formos, labai svarbu moterim žinoti. Taip jau yra, kad irgi su laiku ta gravitacija mus veikia ir antakių galiukai, tai jie irgi leidžiasi. Ir kai leidžiasi antakių galiukas, tada leidžiasi dar labiau akis, tada visas veidas leidžiasi ir tada visos linijos, kur mes stengiamės kelti, jeigu antakis labai taip nusileidžia, tai linijos krenta. Čia kaip konstrukcija viskas labai susiję. Tai labai svarbu žiūrėti, kad antakio galiukas, neeitų kažkaip žemyn, va čia sakykime, ne? Visada stengiamės jį šiek tiek aukščiau čia galiuką padažyti, kad ir tada akis būtų labiau atvira, ir kad palaikyti tuos liftinginės linijas. Įsmilkinti. Tai dabar, jeigu turit jūs moteris bėdų su antakiais, jeigu jie tikrai nes jie su amžiumi ir pakrenta ir mažiau tų plaukelių lieka ir ta forma, aš visom savo klientėms siūlau nueiti ir pasidaryti gerą mikroblendingą. Tikrai. Tai turiu omeny permanentą. Šešėliavimą. Jo, ne tą permanentą, kur kaip flomasterių, bet toks kaip šešėliuką padaro. Kas labai svarbu brandžios moters makiaže ir bet kokiame makiaže, tai man, kad graži pitoda labai svarbu. Man labai svarbu yra skaistalai, nes skaistalai tikrai, nes su skaistalais tu gali padaryti visą makiažą. Ir skruostai, ir ant lūpų gali uždėti, ir ant akių, jeigu viską pamiršai, bet turi tik skaistalus, tikrai, ir iš karto kaip po atostogų atrodai.
Ir labai svarbu yra antakiai, žinoma. Man ne tiek svarbu tušas, kiek antakiai, nes antakiai vis tiek čia yra mūsų akių rėmas, mūsų charakteris. Jie drastiški, labai ryškus, ten kampuoti antakiai mes jau žinom, kad jau yra praeity ir dabar natūralūs antakiai, gražios minkštos linijos, spalvos natūralios, nei juodi ten, nei ką. Nu tai va, tai kad dabar su antakiai susitvarkyti, tai mes galim naudoti šešėlį kokį nors tokį neutralų. Prirodyk arčiau. Arčiau pritrauk kameros šešėlį, kad Nu va, toks šešėlis, kuris tiktų briunetėm ir blondinėm, toksai rudai pilkas. Murzinas šiek tiek. Aišku, mes tai galim daryti su pieštukais, jeigu mokam elgtis. Ir aš galvoju, kad baisiai svarbus produktas yra kosmetiniai antakių tušas. Nes jeigu jūs nemokat nusidažyti ten tų linijų, kažkaip sulyginti aukščius ar kažką, nu jau tikrai antakių tušas gali jums labai padėti. Jisai ką padaro, jisai padažo šiek tiek plaukelius ir su juo mes galim padaryti antakio formą sutvarkyti. Pavyzdžiui, aš turiu tokią bėdą, mano antakiai žilsta. Siaubas. Tai aš be tušo iš vis gyventi antakių negaliu. Tai pradžiai antakius pašukuojam. Bet tavo tikrai labai gražus yra antakiai. Tas laminavimas labai gražu. Jie va čia tą pakilimą fainą padarė. Galima va žinai padėlioti, šiek tiek va čia va. Nu. Ir dabar kas dar nervuoja tave, kiek supratau, tai yra tokie, nu, plyšeliai irgi. Jo. Nu tai va, kai plyšeliai jau baisiai pradeda nervuoti, tai tada einam pas meistrę ir darom mikroblendingą. Aš dabar juos šiek tiek papildysiu. Pieštukas neturi būti pernelik šiltas, pernelik pilkas, nedaug dievė juodas. Biškelį papildžiau. Ir dabar tušas. Tušas dar ką padaro? Antakių šiek tiek padažo juos ir formą gali pakeisti. Va, pavyzdžiui, tu darai laminavimą, bet jeigu tu rastum tušą gerą, gelinį su atspalviu, tai tau nereikės laminavimą, tu kiekvieną dieną su tušiuku tą patį padarysi, ką tau čia padarė meistrė. Tai jo, tai mano, sakau, yra užkritę vokai, man atrodo, tai gal dažyk ir tada pasakok, ką čia darai ir dėl ko. Dabar, kai turim užkritusius vokus, ką mes galim padaryti? Arba vokai gali būti kartais labai dažnai netgi, žiūrėk, paburkę. Ir aš irgi tai turiu ir viskas tai normaliai, ne? Vieną dieną būna, kad labiau paburkė, kitą mažiau. Tai visus tos paburkimus ir visus tos nereikalingus tokius, vat, čia kažkokius tai maišelius mes tamsinam. Va tą patį, ką mes darėm su bronzantų veide, iš esmės tai gali būti ta pati priemonė. Sakykime, jūs nenorit turėti daug kažkokių produktų, tikiu, kad ir nenorit. Čia kai išjungti. Tai akių modeliavimui ir tų visų nereikalingų paburkimų reikale mums irgi gali padėti tas pats bronzantas. Ane? Jokių būdų negalima iššviesinti visą voką, žinot, kaip kažkada būdavo. Ir mes iššviesinam, nes kai mes iššviesinam, tai tada tai paburkimai dar didesni, užkritimai dar didesni. Tai dabar man patinka, kada veide susitinka, nu, tos spalvos, mesgi imituojam, lyg tai būtume be makiažo dabar, ne? Tai tas pats bronzantas galėtų atsidurti ir ant vokų. Ir ekonomiška, ir... Paimam tokį didesnį šepetėlį. Minkštą, žiūrim į ekraną ir prie atmerktos akies, prie atmerktos, tamsinam iš esmės tą vietą, kur yra tarp mūsų vyzdžio, yra rainelė ir vyzdys, ir išorinio. Na jo, aš irgi bandau tą kampą. Taip, čia yra šita vieta. Bet gali būti, kad jūsų vokas yra didelis kaip mano ir, pavyzdžiui, čia būtų toksai paburkimas, negalima rodyti ant savęs, bet ką padarysi. Tai reiškia, jūs tamsinat visą tą paburkimą. Taip? Kadangi pas tave daug paburkimo nėra, tik tai va šitoj vietoj, tai ar yra skirtumas? Dabar pasižiūrim, ar yra skirtumas. Šioks toks. Šioks toks yra. Šioks toks yra. Tai mes turėtume judrų voką išviesinti, bet aš ne visada siūlau šviesinti. O aš nešviesinu. Ir man labai pasiteisino. Jo, galima su pirštu kaip rodžiau.
Pasižiūrėkime į kamerą. No. Šiaip tai aš galvoju, kad tavo paletė galėtų būti tokia, net ne rudytė šešėlė, tokia šiek tiek ir rausvuma. Žinok, tu kažką panašaus esu dabar nusipirkus ir žiūriu, kad visai gerai gaunasi man tas vokas. Toks šviesus, net gyvas. Taip. Ir va dabar aš turiu tokią šiek tiek rožinę spalvą, bet iš esmės čia galėtų būti irgi skaistalai, kuriuos naudojau. Ir aš visada mėgstu tos skaistalus šiek tiek įmesti į voką irgi. Tai irgi jaunina. Nu, net kad jaunina, daro tokį gaivos. Taip, ir labai svarbu sklaidyti. Nu, tai šepetėliai turi būti geri, nu, be šepetėlių čia neapsieisi. Ir sklaidom, kad nebūtų jokios grafikos veide, kad viskas būtų minkštos linijos, kaip ir antakių linija minkšta, viskas minkšta. Toliau, ką mes galim padaryti? Mes galim šiaip dabar panaudoti tušą ir tiek žinių. Rimtai? Taip. Ir pravedimų Bet mes galim irgi paryškinti blakstienų augimo liniją. Tai dabar aš nesiūlau daryti kažkokio ten grafiško pravedimo. Jeigu vokas yra labai dėkingas, atviras, aišku, darom pravedimus visą gyvenimą, viskas gerai. Bet jeigu yra kažkokių tai bėdelių, va čia, pavyzdžiui, aš irgi turiu užkritusi voką, aš negaliu to tokio lainerio daryti, kaip vadina, ne? Tai tada aš siūlau daryti tada kaip pravedimuką tokį minkštą irgi, minkštą. O klausyk, va to tarp voko to vidinės dalies, va čia, va tu netamsinė, ne? Aš kartais O tai aš tamsinau su bronzantu. Ai, tamsinai truputį, ne? Šitą pasišviesinau, o tą truputį pasitamsinu. Tada toks gaunasi. Tai aš tai dariau su bronzantu ir po to šiek tiek skaistalo įmečiau. Gerai. Bus akių, kur reikės galbūt tamsiau, bet tavo atveju tai ne. Ką mes dar kalbėjome? Pakritusi voką. Liūdnos akis. Tai kai turim tokią problemą, kai pakritusi akis, vėl gilinė eina žemyn, labai svarbu yra, va turim išorinę akies kampą ir antakių galiuką, va apsiriboti šitoj vietoj šešėliais, jau žemiau nevažiuoti. Nes jeigu pradėsit šešėlius krauti va čia, nu tai dar labiau pabrėšit tą pakritusią akį. Jeigu turim labai pakritusią akį, aš netgi nesiūlau dažyti apačios, nieko čia nedaryti, tiesiog blakstienas, ne, kad nepabrėžti vėlgi to akies kritimo. Dabar buvo klausimas gilios akis, labai gilios akis. Tai kai turim tas gilias akis, tai labai svarbu yra išviesinti, va tai, ką mes norim iš gilio ištraukti, kaip kalbėjom apie veidą, taip ir su akim, irgi šviesinam. Bet nereiškia, kad balinam, tiesiog šviesinam. Bet irgi labai individualu, nu taip dabar schematiškai, nežinau, nepradėsiu piešti. Bet šiaip tai, ką mes padarėm dabar su akim, tai gali daryti kiekviena, nepriklausomai kokios yra akis. Paburkė ten vokai, didelės, mažos, ten nežinau, pakrytęs ten vokas ar akis liūdna, besileidžianti žemyn, visos galim tai daryti. Čia yra tokia kaip bazė prieš, sakykime, čia yra toksai dalykas, kurį aš darau prieš bet kokį vakarinį makiažą. Va čia pasidarau tokią bazę ir tada toliau jau darau makiažą ryškinu. Gerai. Gerai, tai aš grįžtu prie pieštuko. Paryškinsiu akių, iškės blakstienų augimo liniją, žiūrim žemyn. Mes tai galim daryti su pieštuku. Tai neužsimerk, žiūrim žemyn į keliukus. Mes tai galim daryti vien tik su šešėliu. Turėti mažą šepetėlį ir šešėliuką. Irgi galim tai daryti su šešėliu. Tai čia per visą blakstienų augimo liniją daryti? Ne per visą, tik tai patį darau, patį kamputį. Kamputį, ne? Tik kamputį darau. Taip. Mes darom čia dieninį makiažą. Jo, suprantu. Aš irgi kai dažausi, va čia, kur arti nosies, to nedažau, bet daugiau išorinį kamputį darau. Dabar toks momentas yra, tavo akis yra išdėstytos arti viena kitos. Iš esmės kaip ir mano. Tai mes iš viso negalim tamsinti visą tą blakstienę, nes jos dar labiau suartės. Reiškia, šita visa vieta turi būti šviesi. Taip, tai kai mes turim arti, reiškia, sėdinčias akis, sakykim, tai vidinius kampučius mes pašviesinam, bet netamsinam, kad jos dar labiau nepriartėtų. Dabar ką aš darau, aš su šešėliuku padengiu tą pieštuką, bet tai irgi nebūtina tai daryti. Jeigu turit gerą pieštuką, kuris ten gelinis. Minkšta tokia gelinė. O tiesiai, pažiūrėk, kuris neatsištampuoja, nei ką, tai užtenka ir to. Čia iš vis nedažiau. Bus
Jūsų klausimas buvo tušas. Ką daryti, kad tušas neatsispaustų ten apačioje ir taip toliau. Aš nežinau, buvo daug tokių klausimų ir čia irgi mano yra bėda gyvenime, tikrai aš šitą turiu. Bet dabar turit suprasti tokį dalyką, kad pas mus blakstienos irgi auga visai ten. Kai aš kalbu, šipsausi, mano blakstienos liečiasi vat su oda. Nu, jos liečiasi. Ir tu nori, nenori, nu, vat jeigu norit, kad liestųsi, bet neatsištampuotų, tai papudruojam, dedam tą maskuoklę ir tada papudruojam paakius, nes tada mažesnis yra tos blakstienos sukibimas su oda, suprantat? Bet man irgi tai ne visada padeda, tikrai. Tai dalykas, kuris mane gelbsti ir kurį visom rekomenduoju, tai naudotis. Nesakau, kad būtinai šitas brandas, čia yra Helmiš parašyta, tušas, kuris nusiplauna su vandeniu, šiltu, 38 ar 6 laipsniai temperatūra, tik tai jį paveikia. Tai kai aš tokį tušą padažau apačioj blakstienos, arba, pavyzdžiui, dirbu televizijoje, irgi yra, turiu pas mane moteris, kuriuom visada va čia lieka tokie ratilai juodi, nu tai šitas labai pasiteisina, ar šitas, tai jie mažiau atsispaudžia, tiesiog pamėginkit, pasibandykit. Ir be to priežiūro irgi blakstienų, kaip nusiplovimas irgi labai lengvas. Tu plauni ir tokiais gumuliukus tiesiog nusėma tas tušas. Labai man patinka šitas dalykas. Pasakys, žemė žiūri. Nes aš apatinių tai dažnai nedažau, nes kažkada tokia atrodo kaip Malvina, tokios, nu kaip lėlės akis, žinai, su tokiam blakstienom. Mane pažink. Nu tai ir nedažyk tada, jeigu nepatinka. Bet ką aš žinau, tada aš apačioj nieko apskritai nededu ir tada visa apačia, kiek gaunasi galbūt per šviesi. Tai jeigu aš nedažau apačioj nieko, nededu jokio šešėlio, pieštuko, nu tai bent jau tušą, nesuprantat, gaunasi taip, kad viršutinis vokas yra padažytas ir tušo ten yra, ir šešėlių ten yra, o apatinis nieko nuogas. Nu tai būna taip, kad kontrastuoja tiesiog. Žinot, tokia pusiau apačioj plika akis. Kaip sakau, apatinės blakstienos irgi žmonės. Jas dažyti reikia, bet ypatingai jeigu norite išdidinti akį. Tai tikrai išdidina. Kaip pasidažo, tai yra apatinės. Aš už tai, kad neperdažyti stipriai tų blakstienų, kad jos nebūtų sunkios. Na jeigu jau nuėjai, žiūrėk, į tualetą pasižiūrėjai veidrodį, pabyrėjo tušas, tai su ko pavalyt? Tiesiog kažkokią paimti, kaip pavalyt. Žodžiu, pasakysiu tokį dalyką, gal nelabai čia, nežinau, ar eteriai. Aš su seilėm pavalau. Tu ko čia neteriai, aš įsigandau, kad su šlapimu reikia valyti. Ir pavalau. Ir tikrai išsivalo. Tai geriausiai nešiotis, žinai, ausų krapštuką rankiniai. Taip. Tai su juo labai patogiai pasiekti yra. Kokius nutekėjimus ar kur nors kas nors užtiško. Aš tik tai siūlau nedažyti apatinių blakstienų tik tada, kai moteris turi labai didelės akis. Ir taip irgi būna. Didžiulės, apvalios. Ir jeigu dar čia labai ir geros blakstienos yra pačioj, tai jos dar labiau užapvalė. Tada netgi prašau ir nedažyti, tada akcentuojam tik tai viršų, tą pravedimą, kad tas akis žiūrėk ištempti, neužapvalinti dar labiau, nes ir taip apvalinti. Taip, tokia lėlė atrodo. Nu, bet tai būna retai. Žiūrėk, tai dar papasakosiu čia ruošdamasi, spalvos buvo dėl akių vokų. Nes man tu nedėjai jokių spalvų, mačiau ant akių vokų, bet va žmonės klausia. O norėčiau sužinoti žalioms akims, visada naudoju mėlynus, žalius, violetinius, rudus tonus. Ar su amžiumi tinka tos tonus naudoti? Atsimenu, aš savo jaunystę, tai visos vaikščios tokiais mėlynais šešėliais. Nu kažkaip tai šviesdavo kaip dangus, jo, tos akis ten. O dabar žiūriu, žemės tonai, rusvas, rudas kažkoks, vėl pilkšvas, bet nieks beveik nebenaudoja tų šitų. Tai ar tinka, pavyzdžiui, naudoti tie violetiniai, ar iš vis reikia derinti prie akies spalvos? Tarkim, mano akis yra žalios, tai man reikia kažkokias tai šešėlius, nu tokios margai žalios, nu gerai ne. Tavo akis, žinai, kokios yra mūsų jūros spalvos? Tokios žalsvai melsvos, pilkšvos, tokios. Tai jeigu tu norėtum, kad jos būtų melsvesnės, pavyzdžiui, tu galvoji, aš norėčiau, žinai, pavyzdžiui, megztinį užsidėti, tai jos tikrai pamelsvėja akis, ne? Tai
Tada gali nusipirkti mėlyną tušą, gali padaryti tą šešėliuką pilkšvai mėlyną kokį nors. Ir tikrai tada ta spalva biškelį pasidubliuoja, ne? Aš esu, suaugusi moteris, žodžiu, brandžiam makiaže, aš tikrai, aš siūlau atsisakyti visų žalių, kažkokių ten fioletinių, mes galim sudėti akcentus. Tai gali būti pravedimas, gali pieštukėlis būti, ne, prie blakstienų, tarp blakstelinė ta linija padaryti kažkokią. Galima tai, bet, šešėliai spalvoti, aš pavyzdžiui, ne baltas, o kūno spalvos pieštukas. Ir mes jį brėžiam į gleivinę. Čia iš vidaus, taip patempė ir iš vidaus. Į viršų pažiūrė. Irgi taip nereikia labai daug, kad mesgi norim natūraliai, kad tai atrodo, lyg tai čia mūsų tai. Nes ta gleivinė kartais būna tokia rožinė, pavargusi ir ta akis tokia. Gerai. Na ir dabar einam prie lūpų. Tai, nežinau, man su lūpų dažų spalva atsirinkti būna labai sudėtinga. Ir gavom tik vieną klausimą dėl lūpų. Bet vis tiek, keista, nežinau kokia spalva, iš niuto atspalvių netinka, tai man lygiai tas pats yra. Mano lūpas yra siauros. Normalios, tavo veidui, taip. Man atrodo siaurokas, žinai. Tai jeigu aš jas padažau kažkokia tamsesnė, ryškesnė spalva, gaunas toks siauras brūkšnys. Jeigu aš jas padažau visiškai tokia ta nude spalva, jos išnyksta veide. Tai aš turiu atradusi čia, bet jau dabar nerodysiu, tokį blizgį, kuris yra švelniai rožinis, tai kai jos blizga, tada pasidaro didesnės. Ir kontūrą apibrėžiu kūno spalvos pieštuku, nes mano kontūras irgi biškiai jau išėjęs iš ribų. Tai taip, čia natūralu irgi tas. Tai kaip patartum tu tą lūpdažį rinktis jau, kad... Dabar žiūrėkit, niudas, mums visada tinka niudas, tik mūsų niudas yra irgi individualus. Šitas niudas yra labai panašu yra mums tinkantis, bus panašus dabar į lūpų spalvą, nors su amžium tos lūpos biškelį praranda spalvą ir melsvėja šiek tiek. Kitas būdas yra pirštų pagalvėlės. Kai einat rinktis niudą, tai gali taip pat patrinam biškelį, kraujo biškelį pridam ir tada žiūrim. Pavyzdžiui, mano tai toks rožinis. Mano, irgi toks rožinis. Nes tie niudai būna pilkšvesni, labiau rožiniai, labiau koraliniai, visokie jie būna. Bet tas biškutis spalvos vis tiek man norisi. Ir aš tai už tai, kad lūpas didinti šiek tiek. Reikia mokėti, aišku, proto ribose. Šiek tiek padidinti. Tu turiu omenyje prisipūsti. Su pieštuku. Ne, su pieštuku. Papiešiam šiek tiek virš mūsų kontūro. Šiek tiek. Kur pieštum dabar? Šiek tiek virš tavo kontūro. Virš kontūro ir su kokiu pieštuku su niudiniu, su kūnu. Gerai. Kuris yra labai panašus dabar į tavo lūpas. Bet jeigu jas taip biškelį pamanom, tai vis tiek kažkokia spalva mūsų grįžta, biškelį kraujo grąžinam. Ir tada mes matom mūsų idealiai tinkančią niudinę spalvą. Dabar tokia rožinė. Tai va, šiek tiek virš kontūro. Dabar dar toks dalykas yra kaip bazės, būna moteris vyresnės, tai būna subėga, ten yra aukštelis ir taip toliau. Būna bazės, labai geras, pavyzdžiui, čia yra Mary Kay, man patinka šita bazė lūpdažiui, irgi siūlau jums. Tai prieš tą pieštuką, aš dabar jau užsikalbėjau, mes tiesiog padažom, taip plačiau, tada slydimas pieštuko yra geresnis, lengvesnis. Ir lūpdažis ilgiau išsilaiko. Taip tu gali žiūrėti čia kaip į veidrodį. Tai yra labai gerai. Tai jeigu mes nenorim to niudo, nes atrodom savo liūdnai, tai tas gali būti koralas. Irgi minkštas. Rinkčiausi tokias minkštas spalvas. Minkšta koralinė, minkšta rožinė, ne ta rožinė kažkokia labai tokia ryški rėkianti į ciklameną. Jeigu mes norim natūralesnį lūpdažį, bet jeigu mes ten mėgstam ryškiau, ir aš, pavyzdžiui, pati labai mėgstu ir raudonai lūpas dažyti, tai gali būti ir uogų spalva visiškai, tokia nei raudona, nei rožinė, kuri tiesiog kiekvieną moterį papuošia. Arba tai gali būti klasikinė raudona, nežinau, brandžios moters makiažas ir ryškios lūpas, aš labai už. Man labai gražu, tik tai turim žinoti, kad turim gerai jaustis su to ryškiu lūpdažiu. Bet turbūt ne visoms tinka, čia turi būti, gražios gal lūpos. Siauras lūpas, pavyzdžiui, turbūt užtamsins ryškiai raudonas spalva arba kažkoks tamsesnis lūpdažis, susiaurins.
Vizualiai, kuo tamsesnis yra lūpdažis, tai tuo vizualiai mažesnės pasidaro lūpos. Nu, todėl, kad intensyvi spalva ir jinai liktai, paima visą mūsų dėmesį. Aišku, tos lūpos, jos, fiziškai jos nepasidaro mažesnės, bet vizualiai atrodo, liktai jos susitraukia. Tai dėl to visada reikia padidinti. Tai aš tikrai nesu prieš raudoną lūpdažį ir tau irgi turėtų įstikti, tik reikėtų atrinkti spalvą ir aš galvoju, kad tai galėtų būti šiek tiek į koralą, toksai ramesnis variantas, nes šiaip ir tavo kontrastas nelabai aukštas, ne? Tai tavo tas, raudonas raudonui nelygu. Bet, pavyzdžiui, aš labai atsargiai žiūrėčiau visokius bordinius lūpdažius, kur kažkada kalbėdavo, o čia bordinė spalva, tai čia jau brandaus amžiaus moterų spalva. Tai tikrai gali, dažnai labai sendina. Tikrai nesirinkčiau visokių rudų dabar madingų, tokių pilkšvų lūpdažių, nes mes turim sąmoningai eiti kuo toliau nuo to viso pilko. Tai kad bronzantas ne per pilkas, o šiek tiek šiltesnis ir skaistalai, kad būtų irgi tokie gaivus ir šešėlių irgi, kad nebūtų daugiau. Tepam lūpas. A, ne? Jo, šiek. Tai mes norim niudo. Tepam lūpas. Ar norim niudo, ar norim tokio ryškiau? Aš nežinau, mangi neišsilaikys visą dieną. O aš tau užtepsiu tokį ilgai išliekantį lūpdažį, koralinį tokį, minkštą koraliuką. Šitas makiažas, tai čia jis tikrai daug laiko neužimtų, jeigu mes nekalbėtume tiek daug ir neatsakinėtume į klausimus. Tai visą šitą dalyką galima atlikti tikrai per 10 minučių. A ne? Kaip tu manai? Per 15 tai tikrai. Čia jau yra spalva, šiek tiek yra spalvos, a ne? Ir skaistaliukai, viskas čia labai gerai matas. Jeigu norim lūpas paputlinti šiek tiek, faktas, kad visos tos visi blizgiukai tikrai vizualiai padidina lūpas. Gal aš tą medžiagą pakarpysiu namie. Tai ką, viskas? Kaip tu tau ar patinki savo? Dabar žiūrėk, pasileisiu plaukus, labai nemėgstu tų susektų plaukų, nes pasikedenti. Jo, iškart kitas vaizdas, kaip plaukus pasileidai. Va, ką, man atrodo, kad labai čia gražiai pažiūrėjai. Tai kaip ir su manim baigta, manau, kad atsakymų daug labai gavome, o toliau, klausyk, tikrai ne visi atsakymai, bet moteris aš nusiteikus parašyti raštu į tos klausimus, kur uždavinėjot, aš parašysiu. Taip, ir Katažina dar nurodys postą savo asmeninius kontaktus, kas norės makiažo pamokėlių, asmeninių konsultacijų ar ateit pasidažyti, tai labai prašom, padėsiu visko, ką galiu. Gerai, o aš einu į labai svarbų renginį šiandien, knygų mugės pristatymą. Kągi, ačiū. Ne baltas, o kūno spalvos pieštukas ir mes jį brėžiam į gleivinę. Čia iš vidaus, taip patempė iš vidaus. Į viršų pažiūrė. Irgi taip nereikia labai daug, kad mesgi norim natūraliai, kad tai atrodo, lyg tai čia mūsų tai. Nes ta gleivinė kartais man tokia rožinė, pavargusi ir ta akis tokia. Gerai, ir dabar einam prie lūpų. Tai, nežinau, man su lūpų dažų spalva atsirinkti būna labai sudėtinga. Ir gavom tik vieną klausimą dėl lūpų. Keista, nežinau kokia spalva, iš niuto atspalvių netinka, tai man lygiai tas pats yra. Mano lūpas yra siauros. Normalios, tavo veidui, taip. Man atrodo siaurokas, žinai. Tai jeigu aš jas padažau kažkokia tamsesnė, ryškesnė spalva, gaunas toks siauras brūkšnys.
Jeigu aš jas padažau visiškai tokia ta nude spalva, jos išnyksta veide. Tai aš turiu atradusi čia, bet jau dabar nerodysiu tokį blizgį, kuris yra švelniai rožinis, tai kai jos blizga, tada pasidaro didesnės. Taip. Ir kontūrą apibrėžiu kūno spalvos pieštuku, nes mano kontūras, nu, irgi biškiai išėjęs iš ribų. Nu tai taip, čia natūralu irgi tas. Tai vat, kaip patartum tu tą lūpdažį rinktis jau, kad... Bet žiūrėkit, niudas, mums visada tinka niudas, tik mūsų niudas yra irgi individualus. Šitas niudas yra labai panašu yra mums tinkantis, bus panašus dabar į lūpų spalvą, nors su amžium tos lūpos biškelį praranda spalvą ir melsvėja šiek tiek. Nu, kitas būdas yra pirštų pagalvėlės. Kai einat rinktis niudą, tai gali taip pat patrinam biškelį, kraujo biškelį pridam ir tada žiūrim. Pavyzdžiui, mano tai toks rožinis. Mano, irgi toks rožinis. Nes tie niudai būna pilkšvesni, labiau rožiniai, labiau koraliniai, nu visokie jie būna. Bet tas biškutis spalvos vis tiek man nori. Ir aš tai už tai, kad lūpas didinti šiek tiek. Nu reikia mokėti, na aišku, proto ribose, šiek tiek padidinti. Tu turiu omenyje prisipūsti. Su pieštuku. Ne, su pieštuku. Papiešiam, šiek tiek virš mūsų kontūro. Šiek tiek. Kur pieštum dabar? Šiek tiek virš tavo kontūro. Virš kontūro ir su kokiu pieštuku su niudiniu, su kūnu. Gerai. Kuris yra labai panašus dabar į tavo lūpas. Bet jeigu jas taip biškelį pamanom, tai vis tiek kažkas spalva mūsų grįžta, biškelį kraujo gražinam ir tada mes matom mūsų idealiai tinkančią niudinę spalvą. Nu dabar tokia rožinė. Tai va, šiek tiek virš kontūro. Dabar dar toks dalykas yra kaip bazės, būna moteris vyresnės, ne, tai būna subėga, ten yra aukštelis ir taip toliau. Būna bazės, labai geras, pavyzdžiui, čia yra Mary Kay. Man patinka šita bazė lūpdažiui, irgi siūlau jums. Tai prieš tą pieštuką, aš dabar jau užsikalbėjau, mes tiesiog padažom, taip plačiau. Tada slydimas pieštuko yra geresnis, lengvesnis. Ir lūpdažis ilgiau išsilaiko. Taip tu gali žiūrėti čia kaip į veidrodį. Dabar biškį mano galvą matysite. Tai moteris daro makiažą prie dienos apšvietimo. Tada bus mažiau siurprizų, kai išeisit į lauką. Nes jeigu darot vonioj prie apšvietimo geltono kokio nors ar melsvo, tai dienos apšvietime tai gali atrodyti kitaip. Ir dar aš siūlau, pavyzdžiui, pasidarot makiažą. Ir jeigu nesat tikra, kad viskas ar gerai, ar negerai, ar per ryšku, ar per daug, per mažai, aš siūlau pasidaryti selfie prie lango ir pasižiūrėti į telefoną. Tikrai. Tada labai matai, kur, pavyzdžiui, labai blizga kokios vietos ir tau nepatinka, papudruoji dar. Nu, aš taip siūlau ir aš taip pati darau. Nu, va, šiek tiek. Tokias natūralias, atrodo, kad čia tavo lūpos, ne? Toliau, kas liečia spalvos. Tai... Grįžtant, kai kalbėjau apie skaistalus, aš už tą tokią uogų šiek tiek spalvą, kad būtų tos spalvos. Nes tai jaunina ir tai yra labai gerai. Tai jeigu mes nenorim to niudo, nes atrodom savo liūdnai, nu tai tas gali būti koralas. Ane? Irgi minkštas. Rinkčiausi tokias minkštas spalvas. Minkšta koralinė, minkšta rožinė, ne ta rožinė kažkokia labai tokia ryški rėkianti į ciklameną. Jeigu mes norim natūralesnį lūpdažį, bet jeigu mes ten mėgstam ryškiau, ir aš, pavyzdžiui, pati labai mėgstu ir raudonai lūpas dažyti, tai gali būti ir uogų spalva visiškai, tokia nei raudona, nei rožinė, kuri, nu, tiesiog kiekvieną moterį papuošia. Arba tai gali būti klasikinė raudona, nežinau, brandžios moters makiažas ir ryškios lūpas, aš labai už. Man labai gražu, tik tai turim žinoti, kad nu, turim gerai jaustis su to ryškių lūpdažiu. Bet turbūt ne visoms tinka, čia turi būti, gražios gal lūpos. Siauras lūpas, pavyzdžiui, turbūt užtamsins. Ryškiai raudonas spalva arba kažkoks tamsesnis lūpdažis susiaurins. Vizualiai, kuo tamsesnis yra lūpdažis, tai tuo vizualiai mažesnės pasidaro lūpos. Todėl, kad intensyvi spalva ir jinai liktai paima visą mūsų dėmesį. Aišku, tos lūpos, jos fiziškai jos nepasidaro mažesnės, bet vizualiai atrodo, liktai jos susitraukia. Tai dėl to visada reikia padidinti.
Nu, tai aš tikrai nesu prieš raudoną lūpdažį ir tau irgi turėtų įstikti, tik reikėtų atrinkti spalvą ir aš galvoju, kad tai galėtų būti šiek tiek į koralą, toksai ramesnis variantas, nes šiaip ir tavo kontrastas nelabai aukštas, ne? Tai tavo tas, nu, raudonas raudonui nelygu. Bet, pavyzdžiui, aš labai atsargiai žiūrėčiau visokius bordinius lūpdažius, kur kažkada kalbėdavo, o čia bordinė spalva, tai čia jau brandaus amžiaus moterų spalva. Tai tikrai gali, dažnai labai sendina. Tikrai nesirinkčiau visokių rudų dabar madingų, tokių pilkšvų lūpdažių, nes mes turim sąmoningai eiti kuo toliau nuo to viso pilko. Tai kad bronzantas būtų modeliantas ne per pilkas, o šiek tiek šiltesnis ir skaistalai, kad būtų irgi tokie gaivus ir šešėlių irgi, kad nebūtų daugiau. Tepam lūpas. A ne? Jo, šiek tiek. Tai mes norim. Tepam lūpas. Ar norim judo, ar norim tokio ryškiau? Nu, aš nežinau, mangi neišsilaikys visą dieną. O aš tau užtepsiu tokį ilgai išliekantį lūpdažį, koralinį tokį, minkštą koraliuką. Uždarom lūpas. Šitas makijažas, tai čia jisai tikrai daug laiko neužimtų, jeigu mes nekalbėtume tiek daug ir neatsakinėtume į klausimus. Tai visą šitą dalyką galima atlikti tikrai per 10 minučių. A ne? Kaip tu manai? Nu, per 15 tai tikrai. Nu va, čia jau yra spalva, šiek tiek yra spalvos, a ne? Ir skaistaliukai, viskas čia labai gerai matas. Ir tikrai neatrodo siauros lūpas, pažiūrėk. Bet jeigu norim lūpas paputlinti šiek tiek, faktas, kad visi blizgiukai tikrai vizualiai padidina lūpas. Viskas? Kaip tai tau ar patinki savo? Dabar žiūrėk, pasileisiu plaukus, Būtinai. labai nemėgstu tų susektų plaukų, nes Pasikedenti. jo iškart kitas vaizdas, kaip plaukus pasileidai. Nu, tai Va, grožis. nu ką, tai gerai, žiūrėk, tai pabaigsim tada su dekolte. Pabaigsim. Dekolte pasakai visą. Ir aš jums siūlau moteris irgi nepamiršti dekolte, nes kaklas visada yra vienos spalvos, dekolte kitos spalvos, veidas trečios spalvos. Ir dar vienas lifehakas, čia paskutinis lifehakas, toks dalykas labai įdomus. Jeigu nešiojat plaukus, pavyzdžiui, surištus arba turit trumpą šukuoseną, nepamiršta mausų. Ir kai dedam skaistalus ant veido, tai man tokia viena tokia vyresnė amžiaus aktorė pasakė, sako, o ausis, sakau, o kas ausis? Jos turi būti rožinės, nes čia yra jaunystės požymis. Oho, čia tai bet naujiena. Manau, kad atsakymų daug labai gavome, o toliau, klausyk, Tikrai ne visi atsakymai, bet moteris aš nusteikus parašyti raštu į tos klausimus, kur uždavinėjot, aš parašysiu. Taip, ir Katažina dar nurodys postą savo asmeninius kontaktus, kas norės makiažo pamokėlių, asmeninių konsultacijų ar ateit pasidažyti, tai labai prašom, padėsiu visko, ką galiu. Gerai, na, o aš įeinu į labai svarbų renginį šiandien, knygų mugės pristatymą. Kągi, ačiū. Ačiū.